Nors vietų, kuriuose galima išgirsti lenktyniaujančių automobilių variklių gausmą, su kiekviena diena vis mažėja, sportininkai laukia sniego ir žieminių varžybų. Tačiau, gerai paieškojus, jų vis dar galima rasti. Praėjusį savaitgalį karinėme Kazlų Rūdos aerodrome praūžė finalinis Renault greituminio slalomo pirmenybių etapas, po kurio paaiškėjo sezono nugalėtojai ir prizininkai klasėse. Varžybose startavo ir mėgėjai, ir kur kas rimtesnių varžybų ragavę sportininkai. Prie starto linijos išsirikiavo beveik 30 dalyvių, kurių laukia 3 įskaitiniai važiavimai, 5 km ilgio trasa nusidriekusią per visą aerodromo teritoriją. Sovietmečiu pastatytas Kazlų Rūdos aerodromas pagal nusileidimo tako ilgį yra 7 Lietuvoje, tad ant 2250 metrų ilgio tako ir pavadinkime šalutinių kelių tikrai yra vietos greitoms ir azartiškoms lenktynėms. Greituminio slalomo idėja labai paprasta. Po treniruočių 3 bandymais vieną ratą reikia įsukti kaip galima greičiau, nes sportininkų pasirodymas yra vertinamas susumavus visų važiavimų metu parodytus laiko rezultatus. Savaime suprantama, su klasikiniu slalomu šios varžybos neturi nieko bendra, išskyrus tai, kad privaloma teisingai įveikti išraizgytą figūrą ir važiuojama kieta, asfaltinė ar šiuo atveju betoninė danga. Tiesa, jei reikėtų įvertinti trasą, ją greičiau pavadinčiau asfaltiniu ralio greičio ruožu. Ant betono ganėtinai slidu. Nuo laukų vėjas pripusto smėlio, purvo ir kai visa tai susimaišo su ore tvyrančia drėgme, automobilį suvaldyti nėra paprasta. O kokias padangas pasirinkti esant tokioms rudeniškoms sąlygoms, pasakyti irgi ganėtinai sunku. Akivaizdu, jog šios faktorius vieniems Renault greituminio slalomo 6 etapo dalyviams įvertinti pavyko, o kitiems sunkiai. Žviegiančios nuo trasos lystančių automobilių padangos bylojo, jog važiuoti tikrai nėra paprasta. Juolab, kai į varžybų pabaigą virš aerodromo pradėjo lyti. Fantastinius rezultatus demonstravo Paulius Vasiliūnas su Honda Civic. Sportininkas spėjo sudalyvauti 2 Open ir virš 2000 kubinių centimetrų klasių įskaitose ir vienintelis neviršijo 10 minučių ribos. Visi likę varžovai 3 važiavimų metu užtruko daugiau nei 10-11 minučių. Savaime suprantama, Pauliui atiteko ir klasių nugalėtojo taurės etape. Greičiausias gausiausioje įskaitoje iki 2000 kubinių centimetrų, kurioje startavo 11 sportininkų, buvo Tomas Kuzmarskas su Honda Civic. Na štai, dar vieną sezoną užbaigė ir Renault greituminio slalomo organizatoriai, kurie operatyviai suvedę rezultatus Kazlų Rūdoje apdovanojo ir sezono nugalėtojus bei prizininkus. Per metus šių varžybų serijoje startavo daugiau nei 60 dalyvių.